Ir dantis jau gali atsirasti burnoje po 3 mėnesių gerų scenarijų. Implantų įdėjimo būdas yra dviejų. Arba iškart pašalinus dantį, netgi tą pačią dieną, jeigu sąlygos geros arba bent priimtinos. Tokiu būdu mes sutaupome chirurginę procedūrą, sutaupome bent kelis mėnesius laiko. Pacientas turi mažiau vaikščioti, jam dažniausiai skauda minimaliai ir dantis jau gali atsirasti burnoje po 3 mėnesių gerų scenarijų. Kitas variantas, jeigu situacija neleidžia iškart implantas dedamas po 3 mėnesių po danties pašalinimų ir implantas arba užsiūnamas, arba uždedama gijimo galvutė, kaip kad mes turim čia kyšančią iš kaulo. Toks scenarijus pacientui geresnis, nes nereikia antros procedūros. Kokybė bloga, to negalim padaryti ir gijimo galvutė atsiranda kaip atskira procedūra. Po 2-4 mėnesių gijimo imamas atspaudas. Atspaudas gali būti imamas su specialia mase arba naujoviškiau su intraoraliniu skaneriu ir per porą savaičių pagaminamas ir pritaikomas dantis. Tas dantis būna prisukamas prie implanto. Ir čia yra ertmė, ta ertmė užpildoma kompozitu ir užplombuojama.